Labadiena, miela pasaulio lietuvių bendruomenė, laisvės gynėjai iš Lietuvos ir viso pasaulio, visi renginio dalyviai ir visi stebintys šią transliaciją. Džiaugiuosi, kad šiandien susitikome nuotoliu, nepaisant atstumų ir laiko juostų, prie mūsų prisijungė lietuviai iš daugelio pasaulio šalių, iš Europos, Šiaurės ir Pietų Amerikos, Australijos, Ukrainos ir taip pat gavome linkėjimus iš Sakartvelo. Tarp mūsų yra žmonės, kurie buvo sausio 13-osios įvykių liudininkai ir Lietuvos laisvės gynėjai. Leiskite trumpai prisistatyti, esu Irma Petraitytė Lukšienė, Pasaulio lietuvių bendruomenės pilietinio atsparumo komisijos pirmininkė. Šiandien susirinkome, kad paminėtume sausio 13-ąją Laisvės gynėjų dieną ir pagerbtume tuos, kurie 1991 m. sausio naktį drąsiai stojo ginti mūsų laisvės. Ir mūsų minėjimo tema yra, ko mus išmokė sausio 13-oji. Tai Pasaulio lietuvių bendruomenės laisvės gynėjų sausio 13-osios įvykių liudininkų prisiminimai. 1991 m. sausio 13-ąją Rusijos okupacinė armija šturmavo strateginius objektus Lietuvoje, Vilniaus televizijos bokštą, aukščiausią tarybą ir kitus. Laisvę išėjo ginti visi - jauni ir seni, įvairiausių profesijų, studentai, profesoriai, šeimos, draugai, kaimynai. Jie būrėsi Vilniuje, Kaune, Sitkūnuose, Ukmergėje ir kitur. Beginkliai žmonės vedami drąsos, vienybės ir tikėjimo stojo ginti Lietuvos. Tuo pat metu lietuviai gyvenantys užsienyje, sužinojus apie kraupius sausio 13 įvykius, rinkosi į mitingus savo gyvenamosiuose šalyse, reikalaudami nutraukti agresiją prieš Lietuvą ir pasmerkti beginklių žmonių kraujo praliejimą. Ir šis ryžtingas, taikus pasipriešinimas išsaugojo Lietuvos nepriklausomybę. Šiandien dalis laisvės gynėjų gyvena įvairiose pasaulio šalyse ir toliau aktyviai veikia vardan tos Lietuvos. Ir šiandien jie dalinsi savo prisiminimais, tuo, ką jautė, ką matė, kuo gyveno tomis lemtingomis ir, sakykime, kruvinomis dienomis. Kviečiu visus kartu klausytis, prisiminti ir atsakyti savo į klausimą, ko mus išmokė sausio 13-oji ir kaip saugome laisvę šiandien. Ir pirmiausiai kviečiu pasisakyti Dalę Henkę, Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkę. Prašau, Dalė. Labą diena, labas rytas, labas vakaras, kadangi susirinko pasaulio lietuvių šeima aplinkui iš viso pasaulio. Džiugu, kad tenka sveikintis tokia rimtesnė mūsų susitelkimo šiandieną proga. Irma, ar girdit mane iš tiesų? Taip. Ja. Irma jau trumpai, kaip sakyt, įvadą pristatė, kad kai prieš 35 metus Lietuvos žmonės, nepaisandami sovietų kariuomenės grėsmės, drąsiai ir susitelkę, vieningai ir ryžtingai stojo ginti mūsų laisvės, tai dar neturėjome mes tokios Lietuvos, apie kurią šiandieną mes džiaugiamės, į kurią mes iš viso pasaulio galime laisvai atvykti. Tai tūkstančiai žmonių susivienijo ir saugojo, gynė Lietuvos strateginius objektus. Ir tai prisimenant, kad Vilniuje šimtai žmonių buvo sužeisti ir tą kruviną naktį kiti paaukojo brangiausia, kad turi savo gyvybę už mūsų Lietuvą ir mūsų tą laisvę. Tai šiandieną visų pirma noriu nuoširdžiai, kaip sakyt, lenkiuosi ir noriu pasveikinti dalyvaujančius mūsų susikaupimo, liudijimo ir pagerbimo pasaulio lietuvių bendruomenės renginyje, bet visų pirma sveikinuosi su tais, kurie ir būtent prieš 35 metus, man buvo 16, aš buvau Klaipėdoje, mes tiesiog nenuėjom ir dieną, ir naktį, pradžiai prie televizijos imtuvų, paskui prie radijo beliko. Taip gynėm Lietuvą, bet
dėkoju tiems, kurie prieš 305 metus stovėjote Vilniuje, stovėjote už mūsų laisvę dabartinę, už mūsų valstybės Lietuvos suverenitetą ir būtent nepriklausomybę. Ir ačiū Jums, mielieji, jau buvo pavardės paminėtos, o daugiau yra žmonių šiandieną su mumis, kiek žinau, pagal sąrašą, kurie buvote tomis dienomis Vilniuje prie tų strateginių objektų. Ačiū už Jūsų drąsą, valią ir tuo dienų ryžtą. Nes iš tiesų tiesiog tauta pakilo ir išėjo ginti savo valstybės. Na, ir labai iš anksto dėkoju, kad jūs pasidalinsite būtent tuo metu nuotaikomis, ką jūs išgyvenote. Ir būtent, kad mes suprastume po 35 metų būtent tos sausio 13-osios svarbą, kalbant apie šių laikų geopolitinę, strateginę Lietuvos padėtį, bet ir geopolitinę labai įtemptą situaciją. Ko mes galime pasimokyti iš jūsų ir iš tų dienų lietuvių, patriotų, pilietiškų, kaip sakyt, pilietiškos visuomenės. Džiaugiuosi, kad mes šiandieną, kaip tik teko prieš 2 dienas čia Ispanijoje kartu su lietuviais bėgti už tą gyvybę paminint ir mūsų didvyrius. Ir džiugu buvo, kad susirinko šeimos. Susirinko daugiau, virš 120 žmonių, buvo beveik, nežinau, 80% šeimos su vaikais ir su trispalvėmis. Ir gal vaikai gal net nesupranta, kas yra tie didvyriai, bet jie iš tiesų, bent jau tikiuosi, kad tėvai perduoda kalbą ir mūsų tradicijas. Čia yra mūsų tautos ateitis. Tai tikiuosi, kad jūs dalinsite savo patirtį, ką jūs išgyvenote. Ir iš tiesų, kokį antspaudą tuos dienos prieš 35 metus ir tuos valandus paliko jūsų gyvenime. Ir diaspora turėjo tam tikrą savo rolę, bet šiandieną mes daugiau tiesiog, kadangi jūs ir esat susijungę iš viso pasaulio, tai ir liudijat apie tai, kad mes savo gretose dar turime tos žmonės. Taigi, jūsų įžvalgos, pastebėjimai tegu tarnauja šiomis dienomis mus ir augina mūsų bendruomenės ir būtent saugant tą laisvę, būdint už šių dienų mūsų Lietuvą, mūsų demokratiją, mūsų vakarietiškas vertybės, nes gyvename labai įtemptoje, nenoriu lyginti su tais laikais situacijoje tokiai pat. Taigi tas mūsų virtualus susitikimas tegul būna toksai simbolis, solidarumo simbolis ir gestas su mūsų tėvynė Lietuva, ir tai mūsų ir pagarba, ir atmintis, ir tuo pačiu įsipareigojimas visiems, kurie kovojo tada už tą laisvę, nors tokios Lietuvos ir nebuvo. Tai didžiausia pagarba tiems, kurie tuo metu aukojo ir savo gyvybės. Tikriausiai šiandieną bus minima ir tos pavardės. Taigi, esame kartu su Lietuva ir esame kartu kaip viena didžiulė šeima ir tauta didžiuliame pasaulyje. Nesvarbu netgi, kur gyvename, nesvarbu, kokią net kartais pasą rankoje turim pilietybę, iš tiesų mums sausio 13-osios ta laisvės dvasia yra gyva ir tai rodo mūsų šiandieną susitikimai, tie susitikimai, kur gyvybės paminėjo bendruomenės bėgimu su šeimomis, tai rodo, kad mums dar tai labai svarbu ir kad gyvename Lietuvos taip pat problemomis, gal ir geografiškai būdami ne čia. Tai turiu tik pabaigai 2 tokius kvietimus ir prašymus. Visų pirma, tai čia jau ir buvo ir Kalėdų toksai palinkėjimas ir siūlymas ir kvietimas, kad, jeigu dar nežinote, kaip galite prisidėti prie Lietuvos laisvės, gynybos, tai tada aukokite Lietuvos valstybės gynybo fondą. Viską informaciją rasite Krašto apsaugos ministerijos puslapyje, mes dar įdėsime į mūsų puslapį. Labai paprasta. Arba obligacijas perkat, arba tiesiog paaukojate tenai. Ir antra, paskutinis kvietimas, kur gausite dar iš tiesų visą pilną informaciją, labai kviečiu Pasaulio tų bendruomenę 2 kartą, 3 kartą jau gal kviesime paremti Ukrainoje gyvenančius likusius lietuvius. Tai čia mes esame pasaulio lietuviai, kurie atkreipiame dėmesį į tuos lietuvius, tas šeimas, kurios liko, gyvena vis dar Ukrainoje. Nes Ukrainos, taip sakyt, laimėjimas bus mūsų irgi visų Lietuvos ir Europos laimėjimas. Taigi, šlovė didvyriams, Lietuvos didvyriams ir ačiū visiems,
mums, na, sakyčiau, gražių ir svarbių įžvalgų. Ačiū Irma beje, kuri, kaip Žodžiu, sakyt, Baks. kuruoja šį projektą Pasaulio lietuvių bendruomenės valdyboje. Ačiū labai, Dalia, ir tęsiant padėką ir pagarbą už mūsų brangios Lietuvos laisvės išsaugojimą ir kovą už tai, kviečiu pasisakyti Arūną Degutį, Lietuvos laisvės gynėją, Lietuvos nepriklausomybės akto signatarą. Labai džiaugiamės, kad esat kartu su mumis šiandien. Sveiki, norėčiau visus pasveikinti su pergalės diena. Iki tol, kurį laiką mes šventėm liūdėsio, pagerbimo, kas yra labai svarbu, pažymint, kad tai yra, kas svarbiausia, kad tai yra sumokėta kaina už visą tai. Ir kad nereikia pamiršti, kad, kaip ir buvo pasakyta, kad laisvė nėra duotybė, kaip ir pas jūs pagrindinis lozungas, ir kad reikia ir saugoti, puoselėti ir daug dirbti. Nes jeigu mes nelaisysim prakaitų, tai gali tiek laisvėti krauju. Tai tas yra labai svarbu žinoti ir kalbant apie pamokas, kurias mes galbūt ne visi išmokom iki galo, tai būtent su to susiję, kad maždaug prieš 35 metus mes patikėjom, kad mes visą laiką gyvensim tik taikoje, atsipalaidavom, pradėjom džiaugtis gerom sąlygom ir užmiršom, kad viskas istorijai kartojasi ir dėja ne į pačias geriausias pusės. Ir jeigu matyti statistiką, matėm, kaip mes atsipalaidavom, visiškai nerėmėm savo kariuomenės, biudžetas buvo pastoviai mažinamas ir aš pats atsimenu save, kad aš galvoju, kad viskas baigėsi. Ir daugelis iš mūsų nepastebėjo, bet kai kas pastebėjo, kad keičiasi visai kitaip, nes jau 92 metais tik tai po pučo Maskvoje neužilgo praėjus keliam metam prasidėjo įtampos kitose valstybės dalyse, Sovietų Sąjungos tuo metu sugriuvusios. Ir visi, kai kas pamatė, kad tai yra imperinis, tas prigimtis niekur nedingo. Ir kai prasidėjo ginklavimuose po biškį arba kaupimas atsargų įvairios formomis Rusijoje, irgi buvo ignoruojama yra. Ir dabar mes matom, kokios pasiekmes ir dabar Europa atsiliekusi nespėja. Tai čia to, ko mes neišmokom ir ką reikės dabar mums greičiausių kelių bandyti pasiekti. Kas liečia gynėjus, noriu pasakyti, kad mes užmiršom ir daugiausiai pabrėžiam kelius asmenys arba keliasdešimt asmenų, kurie labiausiai prie to prisidėjo. Ir prie tų kelių šimtų tūkstančių žmonių, kurie čia gynė parlamentą arba tas paminėtas vietas, iš tikrųjų labai mažai yra žmonių pagerbtų ir padovanotų. Šiandien apie tai paminėjo vienas iš mūsų kolegų gynėjų, kuris vienas iš pirmųjų stojo į tas eilės, kad mes nepadėkojom ir galbūt dėl to mes nevertinam, kadangi mes užmiršom daug dalykų, kurie buvo padaryti ir nepadėkojom tiem žmonėm, kurie daugeliu atveju buvo nustumti. Ir ne tik, kad negavo pagarbos, bet kai kurie netgi turėjo ir sunkų gyvenimą. Tai siūlyčiau visiems visą laiką pradėti gyvenimą ir dieną, tiksliau, nuo padėkos už tai, ką mes turim. Ir tas man primins, kad tas viskas kainavo. Ir ruoštis tam, kad gali būti vėl reikalingos pastangos ir kainą mokėti iš naujo. Labai svarbu yra diasporos vaidmuo. Aš labai džiaugiuosi, kad jūs renkatės. Esu prisidėjęs šiek tiek, kai neprisidėjęs, turės reikalų su jūsų organizacija. Mano dėdė buvo Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkas kelias kadencijas, Vytautas Kamantas. Aš 88 metais sėdėjau Grand Rapids, Michigan archyvuose, padėjau jam tvarkyti Pasaulio bendruomenės archyvus. Tuomet atvažiavęs pamačiau, kokią didelę įtaką ir kiek pastangų diaspora dėjo ypatingai Amerikoje, kadangi pati didžiausia buvo. Ta jautėm ir Lietuvoje. Kada tuo metu, dar prieš tai, nuo 83 maždaug metų, aš pradėjau bendrauti, dar iš anksčiau su tuo metu esamais disidentais, kaip Terlecku, Bogužiu, vėliau su Svarinsku, kurio padėka aš tapau politiku ir jo pastangom ir pagalba aš tapau aukščiausios tarybos deputato. Ir čia buvo tik dėl to, kad diaspora įvairiom formom rėmė Lietuvą. Ir tai buvo pastangom didelės, nors rezultatai buvo tokie, kad viską darė tuometinė valdžia, kad kuo mažiau būtų įtakos.
bet apart to, kad jūs išsaugojate savo identitetą, lietuviškumą, buvo labai didelė parama moralinė, kad jūs egzistuojate, kad neužmiršote, ypatingai Amerika labai svarbu buvo išsaugoti tą nepripažinimo politiką. Aš tuo metu irgi paskui atvažiavęs į Ameriką bendravom su Lozoraičiu ir apie tai buvo labai akivaizdi nauda, mes jautėmės ją. Ir čia tame tarpe mes irgi nepadikom diasporai. Diaspora irgi, atvirai šnekant, ypatingai ta vyresnioji, kuri anksčiau buvo, dėjo pastangų, jinai buvo nepagrįsta užmiršta. Čia mes per galvą slipdami, norėdami kažką gero padaryti, užmiršome tos, kurie prisidėjo už Atlanto ir kitose valstybėse. Ir dabar kalbėti apie diasporos vaidmenį ir pagalbą man šiek tiek nekyla ranka, nes aš jaučiuosi irgi skolingas. Nes vėl kreiptis ir prašyti pagalbos į diasporą, tai yra šiek tiek negarbinga, nes Lietuva kaip niekad gerai gyvena. Ir mažiausiai, ko mums reikėtų, tai prašyti pinigų iš jūsų. Nes reikėtų atvirkščiai galbūt dalinti su jumis, padėti jūsų iniciatyvom užsienyje stiprėti. Bet kitos pagalbos, kurios galimos ir jums prieinamos yra, tai veikti savo valstybėse, įvertinant tas grėsmės, kurios vėl iškilo Lietuvai. Grėsmės akivaizdžios ir žinant, domintis ir įvairia šitą istoriniam dienom ir praeitim, jauti, kad tai labai netoli pasikartojimo to viso. Ir aš pats esu Šaulių sąjungoje, tame tarpe esu centro valdybos narys ir mano darbas daugiausiai yra su užsienyje veikiančiais partneriais, ar tai būtų vokiečių Bundeswehro, ar tai būtų kitų valstybių atstovai, kurie dabar Lietuvoje čia randasi. Mes bandom suprasti, kaip galėtų prisidėti diaspora, neaukojant to, ko negali aukoti, ko nereikia aukoti, bet ten, kur gali būti jais patys stipriausi. Tai aš noriu padėkoti Irmai, kuri parodė savo asmeninių pavyzdžių labai geras iniciatyvas, kas palyginus mažom, reiškia, pastangų reikėjo, bet mažais resursais padaryti milžiniški darbai. Ir mes galvojam, kaip yra gatavi tikri žmonės su realiom galimybėm, kurie aukoja savo laiką, pinigus ir daro stebuklus. Ir kaip tokiem žmonėm padėti, kaip padėti tokiom organizacijom mažom, kurios randa kelią į vietinių žmonių širdį ir ypatingai svarbu padėti jiems suprasti, kad karas jau vyksta, jisai vyksta visoje Europoje, jisai vyksta tame tarpe Europoje, pasam pasaulyje, nes viskas yra globalu. Ir tai labai aiškiai matosi iš iniciatyvų, kurias dabar Trumpas kelia, kaip tas yra susiję. Ir jūsų veikla vietose gali būti labai reikšminga, rodant mūsų geriausius pavyzdžius atsparumui vystyti, stiprinant jūsų visuomenės, jas ruošiant įvairiem iššūkiam, pastoviai dirbant informacijam lauke, kovojant su įtaka, kurią demonstruoja Maskvos Kremliaus specialistai. Jie yra, kaip nebūtų gaila, bet pripažinti reikia, kad jie yra patys geriausi. Reiškia, dezinformacijos, propagandos skleidėjai pasaulyje. Ta, ką mes matom vakaruose, blogiausius pavyzdžius, tai yra jų įtaka tiesiogiai. Sunkiai įrodoma, bet didžiausia problema ta, kad mes demokratijoje nemokam gintis ir negalim gintis taip, kaip mus puola. Mes turim gintis demokratiškai, gražiai, ta prasme, teisėtų pagrindų. Bet tai nereiškia, kad mes turėtume apsileisti. Demokratija irgi turi turėti priemonių ir būtinybę gintis. Ir tame tarpe teisiniam priemonėm taip pat. Tai jūsų veikla vietose labai padėtų mums. Aš pats užsiminėjau grinai minkštosios galios srity. Esu informacinių operacijų kuopos šaulys. Ir mes būtent tą temą domimės ir čia mūsų kasdienė duona, kaip grubiai šnekant. Nors mes už tai nieko negauname, kaip pinigų, aišku, bet tai yra mūsų duona, aiškiai, pilietiškumai išreikšti. Tai čia yra begalės galimybių, kaip galima su vienu kompiuteriu, su labai didelim pastangom padaryti labai didelę žalą mūsų priešam. Mes turim išmokti gintis nuo jų, mes turim išmokti perimti iniciatyvą ir mes turim išmokti dominuoti savo erdvėje. Labai apmaudu, kad Lietuvoje informacinis laukas yra užleistas tiek, kad faktiškai mūsų priešai šeimininkauja mūsų kiemą kaip nori. Ir mes dažnai apie tai bandom kalbėti ir mūsų valstybės vadovams, specialistam, kad atkreipti dėmesį, jeigu mes pralošime informacinį karą,
mes labai lengvai pralošim sekančius. Ir mes aiškinam, kad karas, kaip sakiau, vyksta dabar, jau senai, ir keičiasi formos, jos įgauna, kaip matote, ir hibridinio pobūdžio elementus. Reiškia, vis artėja tas frontas iki mūsų, ir mane liūdina tame tarp ir mūsų visuomenės nepasiruošimo. Tai mes tą darom įmanoma, ir aš manau, kad man taip atrodo, kad jūsų galimybės yra būtent šitoj srityje. Aš suprantu norą padėti fondui, kurie susijęs su gynybiniu. Aš nekvestionuoju visų sprendimų. Aš manau, kad mūsų visų pilietinė iniciatyva ir svarba glūdi nevyriausybinių organizacijų tarpe. Ten tos iniciatyvos atsiranda, nes nors aš esu pats buvau vyriausybėje, buvau Seime, Europos parlamente, žinau, kaip tai svarbu, bet aš linkęs tikėti ir pasitikėti pilietiškumu, kuris daugiausiai reiškiasi per paprastas iniciatyvas iš apačios, ir jos jungiasi nevyriausybinių organizacijų srityje. Jų yra pilna ir yra gerų, patikimų. Aš bevelyčiau jom padėti. Ir mes dabar irgi ieškom, pavyzdžiui, čia aš nekalbu dabar kaip reklamą, Šaulių sąjunga dabar įpareigota yra sukurti bepiločių orlaivių batalionus Lietuvoje. Yra milžiniški pinigai. Ir mes, ačiū Dievui, gaunam finansavimą iš vyriausybės, bet kare bent kokie resursai yra riboti, kokie bebūtų. Tai bendraučiau daugiau su nevyriausybinėm organizacijom. Nekvestionuodamas jų sprendimą padėti valstybei, bet valstybė, žinoma pasakyti, Vilniaus biudžetas yra 2 milijardai. Vilniaus miesto biudžetas 2 milijardai. Įsivaizduoju, kokios sumos pas mus egzistuoja. Ir aš manau, kad jūsų kuklios pagalba, kukliai, tikrai neatsvers rimtai, bet jūs galite padėti ten, kur jūs galite geriausiai daryti. Tai nes visi mes suprantam, kaip yra finansiniai svarbus, bet daug svarbiau yra žmonių įsitraukimas. Tie patys 4%, 5,38% BVP skirimo gynybai yra daug ką ramina, bet tai yra tik tai skaičiai. Bet, kai žinote, gyvybės gelbėja ir kovoja žmonės ir jų nusiteikimas, jų pasitikėjimas valstybė, pasitikėjimas vienas kitų. Ir šitas sritis yra labiausiai turi būti stiprinama. Tai aš linkėdamas jums visiems stiprybės, susitelkimo, primint, kad Lietuva iš tikrųjų yra dabar pavojuje, labai akivaizdžiam, karas vyksta ir pagalvokime, kaip mes galime su mažiausiam pastangom padaryti didžiausią rezultatą. Esu tikras, kad jūs visi po vieną galite labai daug nuveikti. Ta aš prisimenu iš savo gyvenimo ir iš savo kolegų gyvenimo, kaip mes tais laikais, įsivaizduojate, 83 metais maždaug buvo 12 disidentų prasidėjo kalėjime, 12 žmonių. O paskui dar pro kiek metų 100 000, paskui milijonas, ir prašau, mes jau nepriklausomi, ką gali padaryti vieno arba kelių žmonių iniciatyva, pasiryžimas ir noras gyventi nepriklausomybėje. Tai jums to visiems linkiu. Ir tikiuosi bendradarbiavimo, aš pasiruošęs, jeigu reikia, ką aš galiu iš savo pusės, mes su Irma dabar daug šnekam, kaip galėtume padaryti kažką, padėti jai, ar padėti panašiam kaip jinai, daryti pokyčius jūsų aplinkoje. Tai ačiū labai uždėmesį ir linkiu jums sėkmės. Ačiū labai, Arūnai, ačiū labai už įžvalgas, ačiū, kad esat vienas iš tų, kurie pasirašė Lietuvos nepriklausomybės aktą, kad padėjot atkurti Lietuvos nepriklausomybę. Ir taip tikrai yra mums visiems kartu ką veikti, kaip sakot, Rusijos agresija niekur nedingo, mes esam vis dar pavojuje ir turime vėl telktis ir mobilizuotis dėl saugios Lietuvos ateities. Ir pritariu, kad taip mes turime padėkoti mūsų laisvės gynėjams ir norėčiau tą progą pasinaudoti, kad esame taip pat ir tiesioginėme eteryje ir pasakyti ačiū mūsų pasaulio lietuviams, kurie tuo metu buvo Lietuvoje, jauni dar studentai, vieni gynė Lietuvos radijo ir televizijos pastatą Konarskio gatvėje, kiti prie Seimo rūmų, kiti prie televizijos bokšto, kiti gynė Utenos paštą ir savivaldybę, kiti buvo Kaune Laisvės alėjoje ir jų yra daug. Aš turiu keletą pavardžių, kurias norėčiau mielai paminėti ir dalis jų yra tarp mūsų šitame renginyje. Tai labai ačiū mūsų laisvės gynėjams, Redai Meldažytei iš Danijos, Eglei Balčiūnaitei iš Ispanijos, Daivai Kazlauskas iš JAV, Laimis Matsus iš Graikijos, Valdonė Melian iš Šveicarijos, Virginija Stukaitė iš Jungtinės karalystės,
Dovilė Budrytė iš JAV, Aušra Narbutaitė Jorgensen iš Danijos, Antanas Raugaila iš Ispanijos, Lana Venskus iš Australijos, Laimonas Vinikaitis iš Norvegijos, Vidas Vitkus iš Kanados, Asta Dirginčiūtė iš Vokietijos, Algimantas Eičinas iš Latvijos, Rasa Čeplienė iš Danijos, Jurgina Henriksen iš Norvegijos, Daiva Karolytė iš Tiube iš Vokietijos, Inga Merkytė iš Danijos, Vilija Puodžiūnė iš Belgijos. Ir šitų mūsų laisvės gynėjų gyvenančių įvairiose pasaulio šalyse yra dar daugiau, kurie ir šiandien dirba, gyvena vardan tos. Ir šiandien mes norėtume pakalbinti 4 iš jų, tai sausio 13-osios liudininkai, mūsų laisvės gynėjai. Norėčiau pradėti nuo Dovilės Budrytės iš JAV. Dovilė gynė Lietuvos radiją ir televizijos pastatą ir džiaugiamės, Dovilė, kad esi kartu ir norime išgirsti tavo prisiminimus. Labą dieną, labas rytas, labas vakaras visiems. Tikrai labai ačiū Irmai, kad organizavo šį puikų renginį ir aš labai norėčiau taip pat padėkoti visiems susirinkusiems, nes iš ties smagu, kad susirinko tiek daug žmonių iš įvairių šalių pasiklausyti mūsų, kurie kažką darė tą dieną ir dalinasi prisiminimais. Tai kadangi aš turiu labai nedaug laiko, aš norėčiau pasakyti, kad per šį trumpą pasisakymą norėčiau iškomunikuoti 3 žinutes. Tai viena žinutė apie sausio 13-ąją, tai kad buvo ne tik viena diena, tai buvo visa epocha. Tai buvo nepaprastai svarbi diena ir tokių dienų maža istorijoje ir manau, kad ta epocha dar nesibaigė, ar ne? Kaip pasikeitė diskursas, kaip radikaliai pasikeitė situacija, kai Lietuva suprato, kad laisvę reikės ginti gyvybėmis, ar ne? Antra mano žinutė, tai būtent kas įvyko tą dieną ir norėčiau pasidalinti būtent ką aš veikiau ir ką aš dariau ir taip pat pabaigsiu pasakodama, kas vyko iškart po sausio 13, nes manau tai irgi buvo labai svarbu, kas vyko po tos dienos ir kaip buvo ginama laisvė iškart po sausio 13. Tai pradėsiu nuo tos pirmosios savo žinutės, būtent kodėl aš manau, kad sausio 13 tai buvo tarsi visa epocha. Kai aš galvoju apie sausio 13, aš prisimenu ne tik tas visas trauminės patirtis, bet aš prisimenu ir tą ilgą kelią į sausio 13, kuri man sausio 13 91 metais buvo tik 20 metų, bet aš prisimenu tą visą kelią, galbūt net prieš kokius 5-6 metus, kai prasidėjo laisvėjimo procesas. Ir man, kaip žurnalistikos studentei 91 metais, aš supratau, kad aš noriu eiti į žurnalistiką, nes tas žodžio laisvėjimas, atsiradusi žodžio laisvė svaigino. Ir buvo iš tiesų nuostabu skaityti laikraščius kaip Atgimimą. Aš pati pradėjau dirbti Vilniaus laikraštyje, pirmajame privačiame laikraštyje Vilniuje. Taip pat buvo nepaprastai įdomu ir nepaprastai svarbu klausytis radio laidų, klausytis ir žiūrėti televizijos laidas. Tai tiesiog svaigino, tas laisvas žodis buvo nepaprastai svarbus. Ir tas laisvėjimo procesas prasidėjo dar, kai mokiausi Salomėjos Nėries mokykloje. Buvo nepaprastai įdomu studijuoti istoriją. Tais laikais stojimas į istoriją buvo viena populiariausių specialybių. Aš supratau, kad istoriją neįstosiu, tai galvoju, svarbiausia tada įstoti žurnalistiką ir tęsti tą laisvą žodžio tradiciją. Ir besimokant Salomėjos Nėries mokykloje, taip pat mes pradėjome istorikų klubą, kvietėmės politikus ir iš tiesų ta laisvė kalbėti, laisvė žinoti tikrąją istoriją, tai buvo visą tai labai susijęs su sausio 13 diena, kai mes supratome, kad iš tiesų tam, kad išlaikytume laisvą žodį, kad išlaikytume galėjimą kalbėti, sakyti tai, ką nori, domėtis tikrąją istoriją, kad tą reikia ginti ir reikia pereiti nuo kalbų prie darbų, nes tos diskusijos paprastai prieš sausio 13 buvo, kaip mes eisime nepriklausomybę, ar žingsnis po žingsnio, ar žygiuosime labai greitai. Supratome, kad jau tos diskusijos baigtos, kad reikia laisvę ginti dabar ir iš tiesų baimės nebuvo, tiesiog buvo supratimas, kad reikia eiti gatves ir tą daryti. Ne?
Ta diena prasidėjo, kad pasakyčiau, kaip ir galbūt 20-mečiams įprastais dalykais, susirinkimais, susibuvimais. Ta diena kaip tik buvo mano kursiokės gimtadienis, buvome bendrabutyje ir aš galvoju, kaipgi tada tais laikais skrido tos žinios, kad reikia eiti į miestą, važiuoti troleibusu į miestą ir ginti tuos pastatus. Man atrodo, išgirdome per radiją, per televiziją, kad buvo tas kvietimas ir niekam nebuvo nie mažiausias abejonės, kad visiems reikia šokti į troleibusą ir iš Antakalnio kuo greičiau važiuoti į centrą tam, kad ginti laisvę, tam, kad ginti tuos, žodžiu, pastatus, strateginius pastatus, kuriuos reikėjo ginti. Kadangi mes visi buvom žurnalistikos studentai, tai buvo visiškai natūralu, kad reikia važiuoti į Konarskio gatvę ir ginti tą pastatą, žodžiu, radio ir televizijos pastatą. Na ir kaip tais laikais buvo įprasta, buvo dainos, susibūrimas ir staiga pasigirdo, kiek prisimenu, šūviai, nesupratome iškart, kas tai yra ir iškart per žmonės perėjo toks šurmulys, kad čia sako tikros kulkos, kad čia sako, čia reikia, žodžiu, atsargiai, čia tikros kulkos lekia. Ir aš kaip prisimenu vieną savo kolegų, savo žurnalistikos kurso draugą, jis tik pasiėmė, žodžiu, radijuką į ranką ir pirmyn. Ir aš galvoju, kaip jis nebijo, čiagi tikros kulkos, Gintai, ką tu darai, ar ne? Ir kažkaip, žodžiu, tas šurmulys tęsiasi kurį laiką. Žinoma, ir tas sumaištis, tas šurmulys, tai ir būtent yra mano gal tokie svarbiausi prisiminimai. Žinoma, tas pastatas dėja buvo užimtas ir mums teko išsiskirstyti, ar ne? Tai mano tokie gal prisiminimai tos sumaišties ir ta prasme, ir kažkaip tos bendrystės, nepaprastas bendrystės jausmas, ir kažkaip nors ir pasigirdo, žodžiu, šurmulys, kad iš tiesų yra naudojamos tikros kulkos, tikrai tos tokios baimės nebuvo, norėjosi ten likti ir ginti iki galo, ar ne? Kai aš buvau prie pastato, žinoma, tais laikais nebuvo mobiliųjų telefonų, mano šeima Vilniuje nežinojo, kur aš esu, jie sekė žinias, galvojo, na, gal prie bokšto, gal prie pastato, buvo sunku su jais susisiekti, bet mano mama tuo metu ji buvo gydytoja, anesteziologė ir kai sužinojo, kad yra daug sužeistų ir net žuvusių, iškart išbėgo į ligoninę. Ir ten iškart buvo įkinkyta į darbą ir ėmėsi operacijų, ar ne? Ir mano tėvas kartu su ja buvo ir padėjo perkelti žmonės iš vienos vietos į kitą, žodžiu, jie iškart, žodžiu, buvo įkinkyti į darbą. Bet turbūt sakau, kad baimės nebuvo, bet dabar prisimenu, kad mano sesuo, kuri buvo paauglė tuo metu, jinai buvo viena namuose ir sako, na, iš tiesų turbūt buvo sunkiausia nebūti prie pastatų, nebūti su šeima, o būti namuose ir laukti, kasgi atsitiko ir kas bus, ar ne? Tai tokie buvo mano prisiminimai būtent iš tos dienos, bet labai svarbu ir gan ryškus prisiminimai, kas atsitiko keletą dienų po sausio 13. Mes tada, žurnalistai Vilniaus laikraštyje, mėginome parašyti, surinkti kiek įmanoma daug žmonių atsiminimų ir yra išlikę tie straipsniai apie sausio 13 Lietuvos žiniasklaidoje. Teko kalbėtis net ir su sovietinės armijos atstovais, kurie buvo Lietuvoje tuo metu, žinoma, jų prisiminimai buvo šiek tiek kitokie, bet reikia prisiminti taip pat ir labai svarbią tarptautinę dimensiją, ar ne? Mums iš tiesų buvo labai neramu, kad įvykiai kad artimuosiuose rytuose, kai Irakas užpuolė Kuveitą, kad iš tiesų tą mūsų skausmą kažkaip atims ir pasaulis nebesidomės Lietuvą, bet iš tiesų svarbu, kad taip neatsitiko ir čia būtent buvo Lietuvos diasporos indėlis, kad buvo dėmesys pasaulio sulaikomas ties Lietuva. Na ir pabaigsiu, iš tiesų man labai patiko nesenai pasakyta žurnalistės, kuri tuo metu, kai mes gynėme pastatą, radio ir televizijos Eglė Bučelytė, kai jinai buvo tame pastate, jos pasakyta mintis, kad iš tiesų visi dori žmonės darė tai, ką reikėjo daryti sausio 13 ir iš tiesų tai netrodė kažkoks didvyriškumas, kad darėm tai, ką mums sakė mūsų sąžinė, ką liepė sąžinė ir iš tiesų manau, kad panašios bendrystės galbūt galima ir tikėtis šiais neramiais laikais, kai iš tiesų ta epocha, kuri prasidėjo 91 metais, kaip ir dar nesibaigė. Tai labai ačiū.
Ačiū labai, Dovilė. Ačiū, kad labai taikliai apibendrinai, kad tai buvo ne tik naktis, tai buvo tarsi epocha ir buvo supratimas, kad laisvę reikia ginti dabar, kad darėt, ką sakė sąžinė, kad buvo einama, nebijoma prie strateginių objektų, nors šiandien mes žinom, kaip viskas baigėsi. Tuo metu niekas nežinojo, kaip viskas baigsis. Grėsmė tvyrojo ore ir niekas nežinojo, kada grįš namo, ar grįš namo, tačiau vis tiek buvo einama ginti Lietuvos laisvės. Ir tarp šių gynėjų taip pat buvo Vidas Vitkus, kuris šiuo metu gyvena Kanadoje ir Vidas budėjo prie Seimo rūmų ir televizijos bokšto. Prašau, Vidai. Labas rytas visiems iš Kanados. Ankstyvas rytas čia, bet labai ačiū už pakvietimą, labai malonu. Jo, buvau, man tada buvo 18, mokiausi Kaune ir taikomosios dailės mokyklą ir atsimenu, atėjom į mokyklą ir mokytojas sako, ką jūs čia veikit. Tai mes susižvalgėm, galvom, kas vyksta. Tai mokytojas sako, važiuokit į Vilnių ginti Seimo. Tai iš Kauno, kiek atsimenu, važiavo autobusai į Vilnių, iš visos Lietuvos žmonės traukė į Vilnių. Tai mes studentai, mums 2 kartus nereikėjo tada sakyti, mes į autobusus ir į Vilnių. Ir daug metų prabėgo, ne viską atsimenu, bet kiek atsimenu, tai prie Seimo pirmąjį vakarą, tai buvo sausio 12, mes labai daug žmonių, atsimenu, labai daug žmonių, buvo sustatyti blokai aplink Seimą ir degė laužai. Žmonės bendravo, šoko, mes studentai suėjome už rankų, šokom aplink laužus, bėgom, žmonės dalinosi arbata, kava, sumuštiniais. Masės žmonių buvo, apsuptas Seimas buvo visas. Ir atsimenu, išėjo Algirdas Brazauskas, kalbėjo ir visi klausėsi, visi tikėjo, kad viskas bus gerai. Tai aišku, visokie gandai vyko, kad čia bus desantas, kad čia tas bus ir tas, ir ką mes galim padaryti. Bet jautėsi ta vienybė, jautėsi žmonės, kad visi susijėjome vienam darbui, ginti Lietuvą, ginti. Mums kaip studentams tada buvo tai ir įdomu, ir netgi anksčiau, nežinau, excited visi buvom, ir tikrai darėme kažką tai tokio, kas buvo labai svarbu. Ir po to kitą dieną, kiek atsimenu, tai mes apsistojom pas vieną draugą prie televizijos, kuris gyveno prie televizijos bokšto. Jo mama dirbo televizijoje, tai nebuvo jinai televizijos bokšte, buvo kažkur kitur, bet tą vakarą, sausio 13, jinai paskambino į namus, mes jau buvom visi lyg ir sugulę, mūsų buvo 8 ar 9 žmonės iš Kauno atvažiavę ir sako, vaikai, niekur neikite, būkite namie, nes prie televizijos bokšto važinėja tankai, yra baisu ir sėdėkite namie. Na, žinot, 18-mečiui pasakyti, kad neikite ten, kur kažkas tai vyksta, tai sakant, neįmanoma, tai mes visi apsirengėme ir bėgome prie bokšto. Šalta diena, atsimenu, buvo, dūmai, sniego nebuvo, visur, atsimenu, tankai važinėjo. Ir žmogus ėjo pro šalį su kruvinom ausim ir galvojau, kodėl, kas vyksta. Tai kažkaip tai tokia ir baimė, ir žiūrėjom, kas aplamai, nes chaosas, daug žmonių, krūvos. Atsistojau prieš žmonių, kur 2 moteris paėmė mane už rankų ir stovėjom prieš sovietinę tanketę. Ir galvojau, na, jeigu važiuos, tai dabar viskas. Bet gerai, kad niekas nevažiavo ir kad mes stovėjome. Dabar jau neatsimenu, kiek laiko prastovėjom tenais, bet po to ėjom aplink bokštą, žiūrėjome, kas vyksta, informacijos nebuvo.
Bet atsimenu, priėjau prie tvoros ir vaikinai bandė lipti per tvorą, o kitoj pusėje jau stovėjo sovietiniai kariai. Ir vienas iš karių pradėjo šaudyti į žemę ir gavom į žemę į akis ir išsigandę išsilakstėm, bėgom iš šonus. Tai po to, kai supratom, kad jau bokštas paimtas, tai tada bandėme visi galvoti, ką daryti, tai iš karto pasklido gandai, kad reikia važiuoti prie Kauno radijo stoties. Aš neatsimenu, kaip tas stotis vadinasi dabar, bet sėdom į autobusus ir važiavom ten. Ir žmonės sako, jeigu šitą paims, tai yra kitos stotis. Visi kalbėjo, ar kas nors mus girdi, kas nors mus mato pasaulyje. Sakom, tų stočių pilna, visų nepaims, iš visur transliuojama. Ten dar žmonės taip pat dalinosi kava, arbata, ir mes ten praleidom naktį ir paryčiais išvažiavom visi po bendrabučius į namus. Mano tėvai nieko tada nežinojo, kas vyksta, kur aš esu. Žinojo tik tai, kad vyksta dalykai Lietuvoje, kurie yra svarbus. Ar dar prieš porą metų iki to buvau Baltijos kely su mama. Tai vat ir tie atsiminimai grįžta ir norisi, kad toliau ta laisvė, už tai, ką mes kovojom tada, buvom ten, tęstusi ir kad nedingtų. Tai vat tiek iš manęs tų mano prisiminimų, tai vat labai ačiū. Ačiū labai, Vidai, ačiū labai, kad buvo ten, kur tuo metu reikėjo būti. Ir, kaip sakėt, jautėsi vienybė, visi suėjo vienam darbui apginti Lietuvą. Ir tarp šių žmonių taip pat buvo Virginija Stukaitė, kuri šiuo metu gyvena Jungtinėje karalystėje. Ir Virginija gynė Lietuvos Respublikos Seimo rūmus. Prašau, Virginija. Labadiena, dėkoju, kad pakvietėt. Iš tiesų, sėdėdama čia ir klausydama kitų liudijimų, jaučiu kiekvieną tą žodį. Ir iš manęs turbūt tas, galvoju, kad labai eis daug jausmo. Aš pati gyvenau tokioje šeimoje, kur vertybės buvo tokios, kad nepaisant to, kad gyvenam tada Tarybų sąjungoje, aš niekada nebejojau, kad mes patirsime tą laisvę. Ir tik tai klausimas buvo, kada tai įvyks. Žinoma, aš niekada gyvenime nepagalvojau, kad aš galėsiu patirti šitokias gyvas pamokas, kurios, žinoma, mane ir labai daug ko išmokė. Ir, kaip ir sakiau, tą jausmą aš nešiojuosi iki dabar. Ir dabar, kai kalbu, tiesiog visame kūne tie šiurpuliukai eina. Pati aš buvau nepriklausomybės vaikas ir labai aiškiai suvokiau ir kodėl einu į Baltijos kelią. Ir, žodžiu, kas vyksta, tas visas procesas, kaip ir kolegė minėjo, sausio 13 nebuvo viena diena. Tai buvo visas procesas ir mes tame dalyvavome. 91 metais aš buvau pirmo kurso studentė ir studentai jau visą savaitę pakaitomis važinėjo iš Klaipėdos į Vilnių ir po bendrabučio langais buvo girdėti šauksmai, kad 5 vietos liko, 2 vietos liko, nebeliko vietų, važiuojam. Ir tas jausmas, kai tu žinai, kad tu tik tai turi jau būti pasiruošęs ir klausimas tik tai, kurią tu dieną vyksi į Vilnių, nes nebuvo abejonių, kad tu ten būsi. Ir aš kaip dabar atsimenu kiekvieną dieną prieš tos dienos jausmą, 35 metus žinoti kiekvieną įvykį, turbūt to neįmanoma užmiršti. Ir žinau, kad turėjo būti kalbotyros egzaminas tą dieną, kuris ir neįvyko, tai jis turėjo vykti sausio 13, tai iki tokių smulkių detalių. Tai sausio 12 mes jau su 3 bičiuliam vykom traukiniu Maskva-Kaliningradas į Vilnių ir tas jausmas tvyrojo ir traukiny. Tarpais tyla, tu žinojai, kur žmonės vyksta. Nereikėjo net tarpusavyje kalbėtis.
buvo ir tokia begalinė rimtis ir susikaupimas. Aišku, traukinyje buvo visokiausio plauko keleivių ir kaip dabar pamenu, kad prie mūsų prisėdo toks rusakalbis vyrukas ir sako, ko jūs ten lietuviai norit? Kaip dabar atsimenu tą klausimą, ko jūs lietuviai norit? Nu ir mes išgirdom klausimą, dar mes bandėm su juo pasiginčyti ir diskutuoti. Ir sako, esat jaunos, gražios merginos, jums ten reikia gyventi, jūs čia kur dabar važiuojat maždaug mirčiai į nagus. Tada mes supratom, kad šitas žmogus, čia nėra diskusijos, mes jam nieko negalim pasakyti, nes jis nesuvokia to jausmo, nei ko mes norim ir turbūt jis niekada nesuvoks. Ir žinoma, išlipo ir jis Vilniuje, mes pasirinkome eiti prie Seimo rūmų, šalta, ir sutikom gatvėje Česlovą Iškauską, politikos apžvalgininką. Tada buvo tas jausmas, kad yra tas žmogus, kurį matome ekrane, yra ten, vadinasi, mes irgi esame toje vietoje, teisingoje vietoje, tai buvo tarsi toks pastiprinimas. Ir kaip ir kolegos jau ir minėjo, šalta, laužai dega, žodžiu šildomės prie tų laužų, ta vienybė ir kartais net to šalčio turbūt taip stipriai nesijautė, tik dabar prisiminimuose jis iškyla prieš akis. Žmonės neša arbatą, neša sriubą, kas šoka, kas dainuoja. Ir nepaisant to, kad vis ateidavo toks gandas, telefonų mobiliųjų nebuvo, bet ateina gandas, kad ten ir ten šurmuliuoja kareiviai, tom ir tom gatvėm važiuoja kažkokia karinė technika. Ir tarsi viena dalis mane suvokia, kad tai yra grėsmė, tačiau tu nebejoji, tu ten esi ir nėra jokio nei mažiausio klausimo ar abejonės, ar tu ten turi stovėti ar neturi stovėti, nes faktas, kad tu turi ten stovėti, nes tai, ta prasme, tu turi ginti tą strateginį pastatą ir tą Lietuvos laisvę, tai yra tas laikas ir kito laiko nebus, kad yra ta branda ir tas supratimas, kad turi ginti ir turi ten būti. Ir aišku, niekas nesitikėjogi, kad bus tos fizinės grumtynės, kad bus susišaudymai, kad bus žūtys. Ir mes kitą dieną grįžome namo ir aš prasilenkiau su savo tėte, kuris irgi išvyko į Vilnių, tai žodžiu, kaimo vyrai vyko irgi ginti Lietuvos, jam teko stovėti prie radijos ir televizijos komiteto pastato. Ir taip, telefonų nebuvo, buvo tik tai laidiniai telefonai ir telegramos. Tai man, kadangi mūsų namuose buvo laidinis telefonas, tai dar teko palakstyti po kaimynus ir sakyti, atrodo, kad visi sveiki, nors vyksta neramumai. Niekas nežinojo, ar tikrai visi sveiki, bet atrodo, kad visi sveiki. Tai kaip dabar atsimenu tą jausmą, irgi kai tu bėgi pas kaimynus pasakyti, yra būtinybė, tu nesvarstai bėgti ar nebėgti, tu sužinai žinią, bėgi pasakyti, kas vyksta. Ir paskui paskutinė žinia ateina, kad atrodo irgi, kad visi autobusai, kurie išvyko, kad vyksta atgal, atrodo, kad visi parvyksta sveiki ir gyvi. Vėl nežinai, kaip yra iš tikrųjų. Ir ta baimė, nežinau ar baimė, ar kažkoks tas kitas jausmas, jaudulys didžiulis. Ir pamenu, kaip pamačiau tėtę grįžtantį keliu, bėgau jo pasitikti, tarsi jis būtų iš kokio karo grįžęs ir aš jo būčiau nemačius nežinau kiek metų. Apsiverkiau ir žiūriu, jis, kaip sakant, jau vyras amžiuje, matau, kad jis negali kalbėti ir jo akyse irgi ašaros. Tai buvo toks nepaprastas jausmas, kurį nežinau, ar įmanoma perteikti, tai papasakojant. Ir tokia gyva istorijos pamoka, kuri turbūt linkėčiau, kad niekada gyvenime, nei vienam, kad jos netektų patirti. Net nieko panašaus. Bet, aišku, jaudulys yra labai labai didelis, tai prisimenant ir tą laisvę, tai, tiesiog turbūt kiekvieną akimirką, kiekvieną raidę ir kiekvieną laisvės garsą galima pajausti ten pabuvus. Ačiū labai, Virginija. Labai gražiai pasakei, kad buvo tas jausmas, kad dabar yra laikas ginti Lietuvą
ir buvo tam branda, nors daugelis dar buvo visai jauni. Daugelis buvo studentai, tačiau šitas suvokimas buvo labai stiprus, kad šiandien yra tas laikas ir daugelis, kaip aš irgi girdėjau, kad tarsi suaugo per tas dienas, per tą savaitę, per tą naktį. Ir taip pat tarp šių laisvės gynėjų buvo Laimonas Vinikaitis, kuris šiuo metu gyvena Norvegijoje. Ir Laimonas budėjų gynė Lietuvos Respublikos Seimo rūmus. Prašau, Laimonai. Sveiki gyvi. Aš tuo metu irgi buvau antrakursis studentas, 21 metų. Ir žinoma, tokio amžiaus gi niekas negali, joks įvykis negali apsieiti be tokių studentų. Prisidurdavo viskai prie stipendijos, dirbdamas nežinybinėje apsaugoje naktinių sargų. Ir vat tą sausio 12 buvau kitoj upės pusėje. Institutas ten buvo kažkoks, aš buvau naktinis sargas ten. Ir tylu, ramu jau apie kokią 11 valandą vakarą pradėjo važiuoti pro mane visokios tanketės, kas ten tokie buvo, BTR, BMP ar ten panašios. Nes tai buvo pats kelias tas iš šiaurės miestelio link ir Seimo, ir į viršų link Karoliniškių, link televizijos bokšto ir link televizijos iki Konarskio gatvės. Tai va, pražiūrėjau aš visą tą eiseną jų, tą visą paradą, kaip ir kažkokie tai seni tokie, atrodė kažkokie sukriošę, kažkokie tai dalykai važiuoja. Žinojau aš vieną langą, kuris buvo be signalizacijos tam savo institutė, kuriame sėdėjau. Išlipau aš per jį ir nubėgau iki Seimo. Ten jau žmonių buvo ir nemažai buvo, gerokai. Aš kažkaip ne tarp tų žmonių, aš net nežinau kokiu būdu, aš kažkur tai įsisukau prie kažkokių žmonių, kažkokia organizacija ten buvo, registravo žmonės kaip gynėjus, kaip reikėjo man užsirašyti kažkokią tai formą tenais, vardas, pavardė, adresas, ten dar kažkas tai buvo. Gavau aš dujų balionėlį ir gavau guminę lazdą. Tai visai kareivis, visai karys toksai, ojojoj. Ir paskyrė man vietą, kaip ir vos ne įsidarbinau galbūt, paskyrė vietą tiesiai prieš pat centrinį įėjimą į Seimą, beveik per patį vidurį. O dabar kai pagalvojau, su dujų balionėliu prieš tanką ar ten panašiai, bet tai taip, jūra iki kelių tada buvo. Taip ir jautėsi, nes toj minėjau vis tiek, kai buvai, toks nenusakomas jausmas, kaip ir kiti sako, kad aplinkui visi esantis ten buvo dėl manęs ir aš ten buvau dėl jų visų, ne draugai, ne broliai, nežinau, kažkoks kitoks tas jausmas, kažkokie tai kažkaip. Panašiai buvo ir 89-ais Baltijos kelyje. Irgi ten pakliūni tarp žmonių, nežinia kokių, bet visiškai savas esi. Ir toks jausmas atrodo, kad padarysiu viską dėl tavęs ir tu tikriausiai viską dėl manęs padarysi. Tai taip ir buvo, stovėjom kelias naktis. Šalia mokykla buvo, ten sporto salėje ant čiužinių pamiegoti duodavo porą valandų, pavalgyti atnešdavo močiutės kotletukų, sumuštinukų visokių, arbata, kava, visą laiką aplinkui termosai būdavo. Tuo metu žiemos sesija buvo, Visiukose aš mokiausi dabartiniam VGTU. Tai kažkurią dieną po budėjimo užsukau pagaliau namo ir mamai pasakiau, kur aš esu, kur buvau, kur būsiu, paskambinau draugiai, pasiėmiau įskaitų knygelę ir išvažiavau laikyti egzaminą. Išsilaikėm, viskas tvarkojo, paskui ką? Paskui kaip savaime suprantama, kaip į darbą kokį, prie Seimo. Lygiai taip ir turėtų būti, kad stovėsiu visą naktį, žiūrėsiu žmonės, nes visi aplinkui taigi juda ir bėgioja ten, ir malkas visokias nešioja, ir tos laužus kūrena, ir šoka, ir dainuoja. Man kaip ir stovėti reikėjo, argi ten su to dujų balionėliu. Tai, dainuot galėdavom, šitą man neuždrausi. Tai va. Tai
ir žinau, kad turėsiu stovėti. Ir tai buvo, sakau, kaip savaime suprantama, lyg tai niekas kitas neegzistuoja. Tu turi būti ten, turi stovėti, nes kažkam tai tikriausiai galbūt prisireiks tavęs, tavo pagalbos, kaip ir man prisireiktų kažkieno kito pagalbos, jeigu kažkas atsitiktų. Tai va, tai niekada nepamiršiu aš to jausmo tokio, tos bendrystės tokios, kai visiškai atsiduodi be jokių išlygų ir tiesą sakant, nesu daugiau tokio jausmo jautęs. Va taip pat. Ačiū labai, Laimonai, ir ačiū, kad prisidėjai, budėjai, gynėjai, kaip sakai, ėjai beveik kaip į darbą. Tai buvo jau kasdieninis darbas ginti ir nepasiduoti. Ir kaip sakai, tas jausmas, nors žmonių nepažįsti, tačiau jautiesi tarsi tarp savų. Ir turbūt tas yra vienybės jausmas, kuris mus ir labai stipriai mobilizuoja. Mes turim tokį geną savo kraujyje, mes lietuviai, kad krizių atveju mes susimobilizuojam ir sugebam būti vieningi. Ir ačiū labai visiems mūsų laisvės gynėjams, kurie pasisakėte. Ačiū dar kartelį visiems, kurie gynė ir šiandien čia kartu dalyvauja. Dabar norėčiau, kad pereitume prie diskusijos ir klausimas yra labai svarbus. O ko mus išmokė sausio 13-oji? Kaip mes laisvę giname šiandien ar gintume šiandien? Tiesiog, ko mus išmokė. Ir aš norėčiau vėl pakalbinti labai trumpai po kiekvieną pasisakiusį laisvės gynėją ir po to pereitume prie atviros diskusijos ir galėtų pasisakyti čia dalyvaujantys žmonės. Tai Dovilė, labai kviečiu. Ko mus išmokė sausio 13-oji? Labai ačiū, Irma, už šį klausimą. Tikrai labai geras klausimas. Manau, atsakysiu labai trumpai. Manau, išmokė, kokia yra svarbi bendrystė. Ir tai gali tiesiog būti labai, atrodo, labai paprastas, savaime suprantamas dalykas, bet man atrodo, kad tos bendrystės labai trūksta šiandien Lietuvoje. Matau didelį susiskaldymą Lietuvoje, bet taip pat ta bendrystė labai svarbi yra, manau, tarp Lietuvos ir Ukrainos, kuri išsivystė ypač po 22 metų, tai manau irgi labai svarbu ją palaikyti ir mes irgi diasporoje irgi galim prisidėti prie tos bendrystės palaikymo. Ačiū labai, Dovilė, tą irgi antrinu, pati gyvenu Vokietijoje ir vokiečiai labai jau žino, gerai žino, kad būtent šitas ryšys mūsų Lietuvos ir Ukrainos ir šitas suvokimas Rusijos grėsmės ir ką mes dėl Ukrainos darome ir turime daryti yra labai stiprus. Ir vakarų šalys taip pat tą mato, kad Lietuva supranta šitą būtinybę reaguoti ir neužmigti ir gintis. Taip, kviečiu Vidai. Ko mus išmokė sausio 13-oji? Kaip ir Dovilė sakė, bendrystė, vienybė. Tada tais 91-ais tai tikrai jautėsi, kad žmonės susiję ir dabar netgi principe užaugo karta. Visa karta užaugo jau nepriklausomybės metų ir toks jausmas, kad žmonės, kai kurie Lietuvoje pradeda pamiršti, kas ta laisvė yra ir už ką žmonės kovoja už ją. Ir reikėtų tikrai žmonėms pagalvoti, ar ką jie daro, tie, kurie galvoja, kad prie rusų buvo geriau, galvoja, kad užaugom, bet žinais, ką čia politikai nusišneka ir žiūrėti ir grįžti į tai, kad už ką tie žmonės, kurie buvo prie Seimo, kurie buvo prie bokšto, kurie buvo prie kitų pastatų, ką jie gynė ir už ką buvo ir už ką tie 13 žmonių mirė. Tai labai gaila kartais pasižiūrėjus ir toli būnant nuo Lietuvos, matyti žmonės, kurie, kaip sakant, pradeda vėl iš vidaus naikinti tą mūsų tėvynę. Bet mes vieningi esam ir Lietuva ir žmonės visam pasaulyje turėtų suprasti, kad nesvarbu, kur mes esam, ar toli esam nuo Lietuvos, ar esame Lietuvoje, kad mes esame visi kartu. Tai vat ir reikia nepamiršti, kad
už ką kovojome, kad turime tą laisvę ir ją reikia Kur išlaikyti. čia, kaip dabar išsijungt čia per Zoomą? Tai, vat, ir tai tiek gal, nes mes negalime pamiršti to, ką turėjom, nes jeigu vėl prarasime, tai bus labai sunku susigrąžinti. Taip, ačiū labai, Vidai, ir labai antrinu, ką pasakei, kad mes vienytis ir taip pat Lietuvos valstybę saugoti ir ginti, jeigu reikėtų, galim kiekvienas, kur be gyvename, su įvairiais metodais, įvairiom priemonėm, įvairiais būdais. Ir esu tikrai irgi, kad jeigu dar kartą ta diena išauštų, tikrai mes vėl visi susimobilizuotume, kaip tuomet 90 metais. Ir Virginija, ko mus išmokė sausio 13? Turbūt net ne tai, kad išmokė, bet galvoju, kad laisvė yra labai labai trapus dalykas. Šiais laikais šitam globaliam pasauliu, kai žmonės kai dar gali vykti karas, tai man atrodo, kai nebeturėtume spręsti santykių karais, tai ateina tas suvokimas, kad laisvė yra labai labai trapu. Žinoma, lietuviai mes esam žinomi visam turbūt pasauliu ir garsėjam, kad tuo ypatingu laisvės jausmu, ypatinga kovinė drąsa. Ir turbūt, jeigu, kaip ir Irma sakot, kad jeigu reiktų, mes vėl visi stovėtumėm. Bet neduok Dieve, kad tokia diena kada nors išauštų, tegul jinai niekada neišaušta. Todėl manau, kad laisvę reikia puoselėti, saugoti ir tiesiog apie ją galvoti kiekvieną dieną. Nes ta diena, turbūt, kol ateis ta diena, kad vėl už laisvę kovotumėm, tai gali užtrukti. Reikia, kad viską dėti, visas pastangas, kiekvieną akimirką ir kiekvieną minutę, kad tokios dienos niekada gyvenime neprireiktų. Ačiū labai, Virginija. Ir ką pasakėjai, tai galėčiau paantrinti, ką girdėjau, ką kalba taip pat kolegos vokiečiai, kurie atvažiuoja į Lietuvą. Kaip sako, būnant Lietuvoje, nors Lietuva ribojasi su teroristinė šalim, su Rusija ir su Baltarusija, kuri yra Rusijos sąjungininkė, kad jaučiamas ne tas depresinė nuotaika, tačiau jaučiamas būtent tas drąsus kovingumas. Reaguoti ir kovoti. Tai va taip kalba apie mūsų sąjungininkai vakaruose. Ir Laimonai, ko mus išmokė sausio 13? Labai gerai kalbėti paskutiniam, tai reikia pasakyti, kad sutinku su tuo, su anu ir su tuo. Taip, tikrai taip. Reikia ką? Reikia suprasti, kad niekas tau nieko neduos ant lėkštutės. Reikia patiems visiems kartu tą pasiekti, kad nebūtų tokių pasakymų, kad ne už tokią Lietuvą kovojam, kaip atsiranda tokių, tiesiog išsikovojam laisvę ir tada darom tai, ką norim. Tai tokia ir bus, kokią mes ją sukursim, bet pati laisvė bus iškovota. Kas irgi, kaip minėta, kad trapi, kad reikia vis tiek būti budriam, pasiruošusiam, kad kažkas tai gali užlipti ant kojos ir netyčia kažkas tai gali nutikti. Tai turim būti akyli, kad matytume, o po to jau, man regis, tas pats bendrumas, bendrystė, kad jinai vis tiek bus, man regis, yra susiskaldžiusi ta Lietuva galbūt, bet atsirastų toksai atvejis, toks įvykis kažkas, man regis, vis tiek būtumėm kaip vienas kumštis. Ačiū labai, Laimonai. Pritariu, kad būtume kaip vienas kumštis ir kaip sakai, taip, niekas nepadūtų ant lėkštės ir būtent šitos mūsų laisvės niekas mums ant lėkštės nepadavė. Turėjom kovoti ir ją išsikovoti. Ir dabar turim būti, kaip sakai, budrus ir pasiruošę ir akylus. Pasiruošę greitai reaguoti, jeigu kas. Ačiū labai už pasisakymus, ko mus išmokė sausio 13. Ir mes turime šitame susitikime daugiau dalyvių
Ir norėčiau ir kitų dalyvių paklausti, ko mus išmokė sausio 13-oji. Ir matau, Dalia Henke, pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė, kelia ranką. Taigi, Dalia, klausimas tau, ko mus išmokė. Ne, aš tiesiog dėkoju visiems pasisakiusiems, bet kad šita informacija nedingtų mūsų būsimom kartom jaunimui, labai kviečiu, aš įdėjau nuorodą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Renka informaciją, nuotraukas, tokią archyvinę medžiagą. Tai kas dar neužpildėte, tas, kas dalyvavot, bent jau šiandienos dalyviai, labai kviečiu tą padaryti. Žinoma, mūsų įrašas liks, mes dalinsimės, tai yra istorija, bet tuo pačiu, kad nedingtų to žinia ir įdomus pasisakymai šiandieną buvo ateities kartom. Čia toks kvietimas tik tai. Ir atiduodu, žinoma, nes Klaipėdoj buvo viskas kitaip ir žiūrėjom per langą, klausėme radijo imtuvų, televiziją stebėjom, kol jos neišjungia, jeigu kas pamenat. Tai tiesiog mano kvietimas, labai prašau, kad rinktume medžiagą apie tai ir perduotumėm iš kartos į kartą mūsų, tai kaip palikuonėm. Ačiū visiems iš karto už tai. Ačiū, Dalia. Kelia ranką Alvija Černauskaitė, Jungtinės karalystės bendruomenės pirmininkė. Labą dieną visiems, tikrai labai noriu padėkoti ir jautrūs ir labai informatyvūs pasidalinimai. Aš tiesiog sutinku su kiekvienu žodžiu, ką mums davė ir tiesiog norėčiau pridėti dar keletą. Mums kaip pasaulio lietuvių bendruomeniai turbūt labai svarbi pamoka yra tai, kad informacija taip pat buvo vienas iš kertinių dalykų, tai yra žinia pasauliui, tai yra tiesos liudijimas ir tas paskleidimas visiems, kad žinotų, kas vyksta, tai mes pasaulio lietuvių bendruomenės atstovai taip pat turim nepamiršti ir žinoti tą trapumą ir žinoti, kad informacija taip pat yra vienas iš labai labai svarbių ginklų. O kaip švietimo komisijos atstovė, tai tikrai noriu pasakyti, kad nors man tuo metu buvo tik 8 metai ir aš laukiau sugrįžtančio tėčio ir viską stebėjau, kol buvo įmanoma televizoriaus ekrane, tačiau atrodo, kad per tą naktį tiesiog užaugau. Ir tuo jau yra daug žmonių, kurie neatsimena, nes jie gimė vėliau ir jie girdi tai tik iš mūsų lūpų. Tai kaip svarbu tai perduoti savo vaikams, tą laisvės trapumą, tai kad jinai yra iškovota, bet jinai nėra nuolatinis dalykas, tai yra mūsų bendrystės, vienybės dalis, kurią nuolat turim puoselėti ir nuolat turim saugoti. Na ir turbūt viena iš didžiausių pamokų tai yra tai, kad mūsų sausio 13 paneigė patį didžiausią mitą pasaulyje, kad maža tauta tikrai gali laimėti prieš labai didelį priešą, jeigu veikia kartu. Tai tą mes ir padarėm ir parodėm visam pasauliui, kad vienybei visi kartu kritiniai situacijoje galėjom padaryti tiek daug, kad tikrai visas pasaulis turbūt netikėjo, kad nykštukas gali nugalėti milžiną. Tai manau, kad šitas mitas buvo labai gražiai paneigtas, aišku, neišvengiant aukų, bet jų minimaliai, ką galėjom turėti ir tikrai visam pasauliui parodėm, kokią galingą žmonių vienybę mes turėjom tuo metu. Tai labai dar kartą visiems dėkoju ir tikrai ši diena, kad visiems vaikams, visoms kartoms išliktų ir tą atmintį galėtumėm perduoti iš kartos į kartą. Ačiū labai, Alvija, labai gražiai akcentų sudėjai ir dabar kelia ranką Jūratė Kaspersen, Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininkė ir PLB valdybos narė, kaip ir Alvija. Ačiū labai. Man tikriausiai didžiausia pamoka iš sausio 13 būtų tokia, kad mes nekalbėtume, kas atsitiko prieš 35 metus, kaip apie buvusį, įvykusį ir pasibaigusį dalyką. Tai vis dėlto buvo pamoka, kuri šiandien turėtų labiausiai mūsų veikti, nes esam labai panašioj situacijoje ir geopolitiniai, ir jausmo. Nes, kaip buvo teisingai paminėta, atėjo sausio 13, ne pati naktis buvo, sakykime, gal buvo epogėjum, bet tas visas laisvės siekis atėjo iš toliau. Ir man tada jau buvo 24 metai, aš kadangi čia paklausiau jaunesnių, galvoju, gal man reikia
jau universitetą baigusio žmogaus pasidalinti patirtim. Ir kaip tik sausio 12 mano tetos gimtadienis Vilniaus rajone ir aš nuvažiavau jos aplankyti ir mes žiūrėjom televizorių, mes negalėjom to gimtadienio švęsti ir matėm tą momentą, kada užgeso televizijos laida ir būtent Bučelytė, va kaip dabar yra ta nuotrauka, jos labai dažnai rodoma tą naktį. Jinai tik praneša, kad girdim šaudimus, girdim tankus ir jinai pakelia telefoną ir matom, kad jos veidas, skaitom jos veidą, mes nežinom, kas jai skambina. Jinai vėl po minutės padeda tą telefoną ir vėl bando kažką kartuoti ir liktai užmiršo ir vėl paima telefoną ir vėl galvom, kas ten jai skambina. Ir tada ta minutė, kada parodo kameros, kaip jau tam aukšte televizijos, žodžiu, įsiveržia maskuoti tie kareiviai ir dingsta vaizdas ir tik tai mirguliuoja toj televizijos, reiškia, ekranai. Ir tada mano teta sako, nu Dieve, viskas, tada mes jau tavęs čia nebeišleidžiam važiuoti tą Vilnių, jau tu čia turi pasilikti, o man kaip tik, va dabar tas vėl dežaviu, kad žmonės ne tik prie Seimo ir ne tik tie, kurie susirinko ginti, iš tiesų gynė Lietuvą, bet buvo ir tokie, kaip ir dabar yra sakoma, kai ateis karas, dešimtis tūkstančių žmonių turės dirbti savo darbą. Tai va, aš buvau tas žmogus, dirbau asistentė Vilniaus universiteto filologijos fakultete. Ir man buvo įsakymas iš katedros vedėjaus, kad aš turiu visą dieną, nepalikdama savo darbo vietos, sėdėti prie telefono. Nes visi dėstytojai buvo išėję, studentų visiškai nebuvo universitete. Ir aš turėjau saugoti tą telefoną. Ir dar labai gerai prisimenu, kokios dėstytojos daktarinę disertaciją man reikėjo surinkti, reiškia spausdinti iš rankraščio. Ir aš vis tiek pabėgau ten per pietų pertrauką, išbėgau aš prie to Seimo. Ir galvoju, Dieve, kodėl man dabar reikia dirbti, sėdėti ir aš negaliu būti čia su šitais žmonėm. Bet reikėjo, aišku, sugrįžti į tą savo darbo vietą ir išlaukti savo darbo valandų. Ir kadangi tų telefonų nebuvo galima draugų susirasti vakare eiti su kuo. Ir aš prisimenu, aš sėdžiu namuose ir galvoju, bijau eiti viena, o nėra su kuo susitart eiti. Reiškia, taip ten nuėjus ateini, apsižvalgai ir nueini. Tai vat gal tas aspektas buvo, kad vis dėlto kaip ir dabar, jeigu kas nors atsitiktų, dešimtis tūkstančių turės dirbti savo darbą, bet tai jie yra irgi gynėjai ir jie savo tuo darbu, kaip sakant, jeigu neliesim prakaito, liesim kraują. Bet tas atėjimas iš toliau buvo, kodėl ta 13 nebuvo tokia mum baisi kai kuriem, kurie anksčiau jau buvo įsijungę į persitvarkymo sąjūdį. Aš jau nuo 88 metų. Pirmam sąjūdžio suvažiavime sporto rūmuose jau mes filologijos fakulteto studentai buvom pakviesti kabinti paltus. Reiškia, rūbiniai dirbom. Ir aš prisimenu tą pirmąjį suvažiavimą ir ten kažkodėl man išlikęs yra žymiai gyvesnis jausmas, kaip žmonės pasitikėjo tą atgimstančią Lietuvą. Kaip mes tie studentai, reiškia, turėjom tos paltus pakabinę. Mums sako, žiūrėkit, žmonės už durų, tiek tūkstančių žmonių, galbūt tiek pat buvo susirinkę prie sporto rūmų, kiek ir prie televizijos bokšto, ir visi mosavo rubliais. Ir mums sako, va dabar tai merginos apsirenkit tuos savo paltus ir eikit rinkti tų aukų. Ir aš prisimenu, ką ten mums davė, ar skrybelės, ar kepurės, ir mes turėjome eiti per mažiausią tarpelį rinkti, reiškia, tų aukų prie sporto rūmų. Tai jo, tai išlikę yra tokio ilgesnio kelio, sakyčiau, atkarpa, galbūt labiau negu kad sausio 13, kurį reikėjo darbo vietoje atlikti. Ir gal tas laiškų skyrius persitvarkymo sąjūdyje, kada jis įsikūrė priešais katedrą, buvo toks įkurtas laiškų skyrius, kur ateidavo tūkstančiai laiškų beveik kas savaitę ir mes, studentai, laiškų skyriui, taip dirbom. Mums reikėjo juos registruoti, reikėjo parašyti nuo ko, kam ir koks turinys ten 2 sakiniais ir išdalinti šitos iniciatyvinės grupės nariams. Bet iš tiesų tai noris pabaigti tuo, ko pradėjau, kad mum ta praeities patirtis, ar tai buvo mūsų, ar tai buvo kitų, kad mes ją pritaikytumėm šiandien. Kad tai neliktų tik tai prisiminimai, bet būtų tiesiog gyva pamoka,
kaip reikia elgtis, ką reikia daryti, kad mes save apgintume. O kad šito prireiks, tai tikriausiai jau nebeabejoja daugelis. Ačiū Jums labai. Ačiū labai, Jūratė, labai gražiai apibendrinai, kad tai, kas išmokta, mums gali prireikti ir turim nepamiršti. Ir tas pamokas toliau, galbūt net, sakykime, ir tobulinti, pritaikant prie šių dienų aktualijų, prie šių laikų technologijų ir taip toliau. Ir taip pat tarp mūsų yra, matau, Dalia Asanavičiūtė, Pasaulio lietuvių apygardoje išrinkta Lietuvos Respublikos Seimo narė. Prašau, Dalia, tai ko išmokė mus sausio 13-oji? Ačiū labai, miela Irma, ačiū labai visiems laisvės gynėjams, ačiū signatarui gerbiamam Degučiui ir ačiū visiems, kurie kažkokiu būdu tuomet buvo, dalyvavo, kaip Jūratė sako, ar savo darbo vietoje, ar prie bokšto, ar prie parlamento, ar savo miesteliuose. Ir žinot, man labai įsiminė, kai čia pasakojo ir Virginija, ir Laimonas, ir Dovilė, kad sako, baisu nebuvo. Nuoširdžiai man buvo baisu. Man buvo 15 metų, gyvenom centre ir atėjau tik tai su draugais iki tuomet Lenino aikštės, dabar Lukiškių aikštės. Matėme važiuojančias tas tanketės, kai mano mama tuo metu buvo prie parlamento ir man buvo tuomet labai baisu. Ir baisu, kad tai, kas 88-ais gimė su sąjūdžiu, su ta gražia iniciatyva kovo 11, kad va šitie važiuojantis vikšrai, po jais žus viskas. Visas laisvės troškimas, visas noras gyventi laisviems ir nepriklausomiems. Ir ne dėl gyvybės baisu, baisu, kad ties tuo viskas ir baigsis. Nežinau, ar jums buvo tuomet toks pojūtis, man buvo, kad va čia atvažiuos, sutraiškis ir viskas gali baigtis. Tai yra taip trapu. Ir įdomu, kad šiandieną mes vėl suprantam, kad visa tai yra labai trapu. Ir aš galvoju, kad mes tuomet mokėmės, bet ir šiandieną vis dar mokomės. Mokomės, kad laisvė yra tas dalykas, kurį turime ginti kiekvieną mielą dieną. Tuo, ką kalbame, tuo, ką darome, tuo, ko reiškiame savo įsitikinimus ir tuo, ko mes darome, jog laisvė gyvuotų ir vaikų atmintise. Nes šiame dienai mes turime, aš manau, pagrindinis mūsų darbas ir ką Alvija šiek tiek užsiminė, mokyti jaunąją kartą, kad atmintis liktų gyva, kad tie žmonės, kurie gimė jau nepriklausomybės laikotarpyje, suprastų, kokį kelią turėjo nueiti Lietuva, kad šiandieną būtų laisva. Ir kokį kelią šiandien eina Ukraina dėl tos pačios laisvės, dėl nieko kito, ne dėl gerovės, dėl tos pačios laisvės. Ir aš manau, kad visi, kurie šiandieną kalbėjo, aš taip galvoju, kad buvo toksai įsitikinimas, jog mes savo kovą jau turėjome. Sausio 13 ar ne, po to medininkai, ta eilė virtinė tragiškų įvykių kelyje į tikrąją laisvę, atrodė, kad tai mūsų kartos, mūsų šimtmečio kova, kurią jau kovojame. Bet šiandieną, ką Jūratė ir sakė, mes suprantame, kad dar ne visos kovos greičiausiai iškovotos, ne visos kovos dar išgyventos ir ateityje gali būti ir dar kova ar kovų. Todėl ačiū Jums. Ta bendrystė, kurią kūrėte, darydami tokius renginius, telkdamiesi ir mokydamiesi strategijos karo atveju, pilietinio pasipriešinimo būdų, ar ne? Ir kaip diaspora turi rasti savo vietą visame pilietiniam pasipriešinime, tai daroma. Tas darbas, kuris šiai dienai yra gyvybiškai svarbus. Dėl to labai labai dėkoju ir ypatingai tiem žmonėm, kurie buvo karštuose taškuose tą dieną ir stovėjo, nepaisant nieko. Ir dar aš laikau jūs didvyriais, nes jūs nebijojote. Aš bijojau, prisipažįstu. Ačiū Jums. Ačiū labai, Dalia, ir ačiū, kad tu esi visada kartu su pasaulio lietuvių bendruomenė tomis temomis, kurios yra pačios svarbiausios.
Tai ir visi žingsniuojame šitame kelyje kartu ir ruošiamės visi kartu, Lietuva ruošiasi, pasaulio lietuvių bendruomenė ruošiasi, kitos diasporos organizacijos ruošiasi, kad jeigu ta diena X vėl išauštų, kad visi galėtume veikti koordinuotai, efektingai, kad staupytume kuo daugiau laiko, kad visi būtume šiandien pasiruošę ir neįkristume į chaosą, nes žinom, kad kiek gali Rusija sunaikinti, sugriauti, nužudyti per valandą, per dieną, o to mes nieko nenorim. Ačiū tau labai, Dalia. Ir kartu su mumis taip pat yra šitą labai vėlų vakarą Rasa Mauragis, Australijos lietuvių bendruomenės pirmininkė. Prašau, Rasa, ko mums išmokė sausio 13-oji? Rasa nesigirdi, prašau, junkit savo mikrofoną. Mes daug išmokom iš sausio 13 ir aš esu viena iš tų, kur dipukų šeimos ir mes Australijoje sekėm, kas vyko. Ir labai jautėsi bendrystės ryšys su Lietuva per visą tą, ne tik per sausio 13, bet ir tas laikotarpis iki nepriklausomybės atgavimo. Ir mes sekėme, gyvenome jūsų, tą, ką jūs pergyveno, mes labai sekėme. Ir mes, ir iš diasporos pusės mes labai reaguodavom. Ir būdavo, kad eidavom pas parlamentarus, mes, kaip sakant, tą žinią apie tai, kas vykdavo, bandėme kitiems perduoti. Bet ir kas buvo įdomu, kad Australijos spauda kiekvieną vakarą rodydavo, kas darėsi Lietuvoje. Ir net visi tie žurnalistai kalbėdavo apie dainuojančią revoliuciją. Ir man atrodo, kad ką išmokom, kad mes diasporoje galim padėti, bet turime būti pasiruošę tai kaip tada, kad reaguoti greitai ir, kaip sakant, padaryti tai prioritetą savo gyvenimuose, o nelaukti, kad kas nors pasakytų, ką daryti. Ir kad turim būti visi pasiruošę tam. Ir man atrodo, tas svarbu, kad visi buvome tuo pačiu laiku susitelkę ir labai ryžtingi ir tiesiog gyvenom to, kad galėtume atsiekti tą Lietuvos laisvę. Ir dabar turime vėl diasporoje suprasti, ir ne visi to supranta, ką mes galim padaryti, ypač kai esame taip toli nuo Lietuvos. Nes mes ne Europoje, tai kaip sakant, mes toli. Tai mes turime labai, kaip sakant, ne tik kad vienas žmogus, bet kad visos bendruomenės pradėtų suprasti, ką mes galim daryti. Ačiū labai, Rasa, kad, sakykime, taip budėjot, būdami Australijoje, buvo kiti, kurie budėjo būdami Vokietijoje, Jungtinėse Amerikos valstijose ir kitur. Ir šitas, ir kaip Arūnas Degutis sakė, kad ir šita moralinė pagalba buvo be galo svarbi. Kaip šiandien irgi buvo pasakyta, ir šita informacijos visa jėga, visa galia, kad laiku greitai perduoti informaciją, informuoti tos šalies valdžią, žiniasklaidą, persiųsti tarptautinėms organizacijoms, kas vyksta, kad telkti paramą, kad pasmerkti agresiją. Tai yra tai, ko negali padaryti Lietuvoje esantys žmonės tuo metu, kai jie Lietuvoje ginasi, bet tuomet mes galim būti tos, sakykime, prailgintos rankos, kurie ginasi, bet tiesiog ginamės būdami už Lietuvos valstybės ribų ir stelgdami visus savo resursus, visą savo galią, savo jėgą, savo kontaktus, savo įtaką, finansus, materialus, viską, ką turim, kad padėtume Lietuvai. Tai mes tam ir ruošimės, step by step, žingsnis po žingsnio, ir tą kryptim toliau eisim ir nesustosim. Nes Rusija, kaip žinom, sustoti savo karu neplanuoja, tai ir mums nėra jokių galimybių sustoti. Ir taip, kaip teisingai ir pasakė Rasa, kad Lietuvos nacionalinis saugumas, gynyba, tai yra tarp prioritetų, ir šitas prioritetas su kiekvienais metais, žinoma, tik stiprėja ir stiprės. Ačiū labai už visą aktyvumą ir už visą paramą Lietuvai veikiant iš Australijos. Aš dabar rankų pakeltų daugiau nebematau, tai manau, kad galime. Dalia kelia ranką, prašau, Dalia.
Taip, tai aš tik tai pabaigai visiškai iš tiesų, labai svarbu irgi suprasti, kad ta koordinacija pasaulio lietuvių bendruomenė apsiema ir mes dalyvaujame pratybose kartu su Lietuva. Čia man norisi, kaip sakant, po tokių, pamastymų ir prisiminimų vis dėlto sakyti, tai mes irgi ruošiamės. Ir kiekviena bendruomenė, kiekvienas lietuvis gyvenantis užsienį, vėlgi priminsiu, nesvarbu, kokį pasą rankoje turi išmokti per mūsų mokymus, kurie bus tęsiami. Irma jau linksi parašyti projektą, jie bus tęsiami, kad kiekviena bendruomenė suprastų savo užduotį. Ir iš tiesų 4 dalykus reikia mums tik atsiminti. Tai visų pirma bus reikalinga ir dabar jau reikalinga ta politinė parama Lietuvai, vadinasi, nuo laiškų rašymų iki bendravimų su mūsų šalyse gyvenančiom vyriausybėm, organizacijom, miesto merais ir žiniasklaida. Bus labai svarbu ir yra svarbu. Antra, finansus mums reikės telkti. Dar nesugalvojom iš tiesų kokiu būdu, bet būtinai reikės telkti. Trečia, ruoštis greičiausiai priimti žmonės, kurie trauksis iš Lietuvos. Sakau, mes ruošiamės, tikiuosi nereikės. Bet... Na ir ketvirta, tą, ką šiandien ir darom, nepamiršti, perduoti iš kartos į kartą šitą žinią jaunimui. Kad jaunimas gyvenantis ir gimę lietuviai užsienį suprastų, už ką jie turės kada nors irgi savo, kovoti, dėti galvas. Tai čia tiesiog apibūdinamai grįžtant per 305 metus nueitą tą prisiminimų ir liudijimų kelią, kad, diaspora taip pat ruošiamės. Mums gal lėčiau, gal norėtus viską greičiau daryti, vėl žiūriu į Irmą, institucijas įtraukti, užsienio reikalų ministeriją, bet mes tai darom. Tai ir kviečiu tiesiog visus ir šiandieną perduoti žinią savo bendruomenėm, savo namiškiam, kurie gyvena kitur, kad tiesiog jau esam labai rimtoj situacijoje. Dabar ir dalyvauti mūsų mokymuose, mūsų pasaulio lietuvių bendruomenės, kaip sakyt, koordinacinio centro, gyvenime, taip galiu išsireikšti draugiškai. Ačiū visiems, jau ir atsisveikinam tikriausiai po truputį, aišku, Irma užbaigs ir tada, iki vasario 16 tą patį prisiminsim, kovo 11 prisiminsim, tai šlovė didvyriam ir žinoma būtinai turime visi telktis, kad Ukraina šitą karą iš tiesų laimėtų, nes tada laimėsime ir mes ir laimės Lietuva. Ačiū visiems. Ačiū labai, Dalia, ačiū, kad apibendrinai. Taip, kaip Dalia ir sakė, aktyviai ruošiamės, dalyvaujam ir nacionaliniuose mobilizacijos pratybose, testuojam savo strategiją, turbūt turim parengę strategiją PLB ir visos Lietuvos diasporos pasiruošimo pilietiniam pasipriešinimui ir visuotiniai gynybai strategija, taip pat veiksmai, uždaviniai ir mokymai dabar vyksta labai aktyviai. Jau 11 šalių mokymai pravesti, toliau viskas vyksta, jau dėliojamos datos jau nuo vasario, toliau viskas tęsis be sustojimo, tiesiog toliau ruošiamės. Ir taip pat norėčiau pacituoti, yra Lietuvos chartoje, manau, labai mums svarbus sakinys. Darbu, mokslu, turtu ir pasiaukojimu lietuvis kovoja, kad apgintų ir išlaikytų nepriklausomą Lietuvos valstybę. Tai valstybę apgynėme, aš dar tuo metu buvau maža mergaitė, labai neturiu ką papasakoti, bet taip labai identifikuojasi su Lietuva, tai sakau, Lietuvą apgynėme, išlaikėme mūsų Lietuvos nepriklausomybę, o šiandien turime telktis vėl, kad išsaugotume apgintą nepriklausomybę. Ir kaip Arūnas Degutis, Lietuvos nepriklausomybės akto signataras, šiandien dalyvaujantis čia sakė, Lietuva vėl pavojuje, Rusijos imperinė prigimtis niekur nedingo, Rusija ne tik vykdo brutalų karą ir genocidą prieš Ukrainą, Europoje, bet ir vykdo vis agresyvėjantį hibridinį karą prieš mus, prieš Lietuvą, prieš vakarus. Rusija toliau kelia grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui. Tai signalas yra mums nuolat būti budriems, telktis, ruoštis visuotiniai gynybai, jeigu vėl tektų ginti. O kad mobilizuotis mokame, tai jau nekartą įrodėme, pilietinio pasipriešinimo genas, drįstu sakyti, yra mūsų kraujyje ir laisvė yra mūsų kraujyje. Su laisvės gynėjų diena sveikinu mus visus, sveikinu Lietuvą, sveikinu mūsų visą didelę pasaulio lietuvių bendruomenę. Saugokime ir branginkime Lietuvos laisvę, kur bebūtume. O šiandien laisvė ginama Ukrainoje, kuri kraujuoja šiandien dėl laisvės, atmušinėdama Rusijos okupanto atakas. Ir kaip Lietuvos politikai sako ir kartoja, Ukraina duoda mums laiko pasiruošti.
Tai remkime toliau Ukrainą, kuri ginasi nuo teroristinės Rusijos. Ir norėčiau užbaigti dviem šiandien labai svarbiais žodžiais. Tai slava Ukrainį, gerojams slava. Ir dar kartą visus mūsų laisvės gynėjų diena. Ačiū kiekvienam ir kiekvienai, kurie gynėte ir ginsite Lietuvą. Ginsime visi kartu. Viso gero. Viso geriausio. Tikite sveiki, iki pasimatymų.